Įleiskit, pasakykit, kur Vilija? Kur Vilija? Liaudis klausia. Šiandieną aš esu slaptoji Google Reviewsų inspekcija, kuri patikrins, ar geriausiai įvertintas restoranas industrija Anykščiuose yra jau toks geras. Turime 2 patiekaliukus ant stalo. Fish and chips su tokia donele, gražus čipsai apskrūdė ir lašišos poke bolas. O mūsų troškulį numalšins namų gamybos pasifloro limonados. Neklauskit, kodėl nėra alaus, nes buvau prie ežerų 5 dienas. Stalo žaidimų kolekcija tai įspūdinga. Patiekalas kainavo maždaug iki 10 eurų, tiksliai nepasakysiu. Bulvės labai skanios tobulos, žuvytė nebloga, bet trūko padažiuko. Duona skani naminė, nepatiko labai kopūstai kieti, labai kieti. Pasimoji duosiu dėja, bet 7. 13 sekundžių. O antrasis į trasą eis poke bolas su lašiša. Yra lašišos, vėl labai kietos morkos. Pokebolas tikrai kokybiškas, pane lašiša, padažiuko visai yra, duodu 9. Už 24,50 dviese pavalgyti, tai kaina gera. Gerbiamas Antanas Baranauskas man pakuždėjo, kad tai galbūt nebuvo geriausias Anykščių restoranas, bet maistas tikrai buvo skanus, turi daug kokteilių, faina aplinka pažais stalo žaidimas, tad vertinam labai pozityviai. O komentaruose rašykite, koksgi jūsų mėgstamiausias restoranas šiuose gražiuose Anykščiuose. Maistas ant pachmo sako, vo.